Vakar nusiėmiau nagus, neklauskit, kaip pati tai padariau. Tad šiandien sugalvojau, kad reikia juos palepinti natūraliu kolagenu, kuris yra pas mus skirtas ir plaukam, ir nagam. Tad labai faina, kad vieno produkto užtenka ilgam ir nagams, ir plaukams. Ir galima naudoti, kaip jau sakiau, ir plaukam, ir nagam, čia jau kartojasi. Na tai žodžiu, sušlapinau, sudrėkinau nagus ir tiesiog reikia paskirstyti. Tai tikiuosi, čia neprisidarysiu reikalų. Tai ir odeles įtrinti, ir pačius nagus. Tada palaukti, kol įsigeria ir naudoti rankų kremą. Va čia sugalvojau tiesiog nusiėmus nagus gėlinius, juos palepinti. Štai, matot, drėgna, šlapia. Dabar beliks palaukti, kol įsigers. Paimkim ir kitai rankai. Štai. Man patinka, kad jis nėra toksai šlikštaus. Toks lengvas, nėra tokio šlikštaus poveikio. Žinot, kaip būna aliejus ir panašiai. Tai vat, nes aš turiu savo gyvenime tokį dalyką, kad aš nemėgstu nei rankų kremų, nei kažkokių aliejukų ant rankų. Bet vat, tokius dalykus galiu naudoti, nes tai nesukelia šlikštumo. Tai va. Tai dabar vat palauksiu, kol įsigers. Ir tada naudosiu rankų kremą. Tai va. Visokios naujienos išbandomos. Tai jeigu ir jūs norit, kreipkitės.